Kaip ir komunikavimas su mašinom. Ta magija man patiko tuo, kad tiesiog tėtis nuo pat mažens, arba taip sakant, jisai kaip ir darbuotojas radio elektronikos kaune. Jisai parnešė pirmuosius ten jau tos naminius kompiuterius, Sinclairis arba ten koks X-tukas ir realiai nuo pat mažens susiduriam su tais visais pirmais dar netokiais greitais kompiuteriais. Tiesiog pamačiau, kad įmanoma kažką ir su jais padaryti, paskui jie vis greitėdavo arba ten, taip sakant, tobulėdavo. Pagrindinis postūmis tai buvo, kaip aš nurašiau kodą iš knygos ir jis pradėjo veikti. Buvo klausimas, kokiam universitete ir kadangi jau esu pats šalia Kauno gyvenantis, tarsi kaip kaunietis, tai į Vilnių kaip ir nelabai buvo, neapsimokėjo važiuoti studijuoti. Aišku, mano balai mokykloje gal nebuvo tokie dideli, kad aš ten galėčiau švaistytis, tai jie labai atitiko mano ir pomėgį. Pagrindinė savybė tai yra turbūt tas toksai prisivertimas, kai kada, net ne kai kada, o labai dažnai mokintis naujus dalykus. Kitas dalykas tai yra susikaupimas. Teko išbandyti daug ką. Vienas iš tų buvo 2004 metais bandžiau įlipti į tą laivą kaip ir dizaineris ir kurti banerius su Adobe Flash. Iš pradžių kaip ir labai patiko, bet po to priėjau tos išvados, kad ne man dizainas. Na, esu išbandęs ir statybų darbą. Dirbau tenais tiesiog vidaus apdailą su kolegom, kurių buvo turbūt pusė magistro 4 kurso studentai. Tai buvo labai daug. Mes su kolegom įsteigėm dar 2005 metais Lada automobilių klubą ir tai praktiškai iki šiol mes palaikom ryšius, aišku, dabar jau ne taip, nes labai daug kitos veiklos užima laiko. Ir buvo ir fotografijos būreliai, kur labai daug fotografavau, kai nusipirkau namų fotoaparatą, nei juostinį, o skaitmeniniai. Dviračių sportas buvo kažkada stipriai užuodęs, bet po to irgi reikėjo labai daug investuoti pinigų, tai paskui finansai pereina visai kitus, ypač po vedybinio gyvenimo. O šiaip muzika praktiškai visada lygiai greičiai Neatsitiktinai atėjo vaikystėje, greičiausiai dėl to, kad labai daug instrumentų buvo pas mumis šeimoje. Buvo ir smuikas, ir akordeonas, ir mušamųjų, tenais buvo visokiausių dūdelių, visokių taip toliau. Tai kažkur 5 klasėje pasiprašiau į muzikos mokyklą, nežinau, 6,5 metų ar 6 metus. Labai daug veiklos buvo. Visokių dainų šventės, išvažiavimai į Vilnių. Galvoju, kad su muzika galim visko nuveikti ir visko atrasti. Atsikrausčius čia į Vilnių, susidraugavau su labai daug žmonių, kurie labai daug dalyvauja choruose. Tas atsirado galimybė įstoti arba taip sakant, su pačia Belikanto pradžia pradėti dainuoti Belikanto chore. Tai aš ir praktiškai be jokių tenais klausimų iš karto tą pačią dieną nuėjau ir įstojau. Tai buvo Belikanto gimtadienis. Būgnai tai mano silpnybė, tai yra tiesiog man, nežinau, kaip sportas kai kada. Muzika yra tik tai dalis viso bendruomenės laiko praleidimo. Šiaip
pagrindas tai yra bendravimas. Be draugų ir be žmonos palaikymo tai gal būtų sudėtingiau. Pasitaiko žmonių, kurie, aišku, didina tos stereotipus, jie, aišku, būna išskirtiniai, kaip ir kokie nors kitokie išskirtiniai, gal jie tos stereotipus palaiko. Tai jie ir gali nenueiti visą dieną nuo 8:00 iki 5:00 ir arbatos atsigerti, jie prasėdi viską, gali ten tik tai atlikti savo darbą ir jiems neįdomu niekas. Tiesiog grįžta namo, nežinau, ką jie namuose veikia, reikėtų gal pasidomėti. Bet yra žmonių, kurie daug veiklos turi. Ir dabar ką tik išeidamas susitikau kolegą, kuris dabar dviračiu važinėja. Yra tie, kas važinėja po pasaulio dviračių, tarkim, Himalajuose, dabar filmą suka. Yra, kurie šiaip domisi, tarkim, giliau to programavimu ir dalyvauja konkursuose. Tiesiog iš tų žmonių, su kuriais dalyvauja, tai manau, kad jie tikrai savo laiką išnaudoja geram televizoriaus nežiūri reikalą.